Kas nutiktų, jeigu miegą laikytume ne prabanga, o investicija į produktyvumą? Harvardo medicinos mokyklos tyrimai rodo, kad reguliarus 7-8 valandų miegas stiprina atmintį, emocinį stabilumą ir imunitetą. Net viena bemiegė naktis sumažina dėmesio lygį taip, lyg būtume išgėrę kelias taures vyno. Miegas nėra pasyvumas, jis atkuria smegenų sinapses, subalansuoja hormonų veiklą ir leidžia rytą pasitikti su daugiau energijos. Tai galima sakyti, kad tai yra vienas pigiausių ir efektyviausių būdų pasirūpinti savo sveikata. Miegas, įsivaizduokime, taip pat kaip bankas. Jei pasiskolini valandų, palūkanos kitą dieną būna didelės. Kiek valandų miego šiandien sau leisi? Prenumeruok kanalą, čia kasdien dalinuosi trumpomis įžvalgomis. Ačiū, kad žiūrėjai.